Ar žmogus turi laisvą valią rinktis? Na, tiesiog pasidalinsiu savo nuomonę ir įžvalgom, kas mano manimu iš vis neturi teisės rinktis, iš vis jokios laisvos valios neturi. Tai žmonės, kurie gyvena labai plačioje emocinėje amplitudėje. Tai yra žmonės, kurie patiria labai daug įvairiausių emocijų. Kada žmogus yra emocijoje, jisai atiduoda visą savo laisvą valią tai emocijai. Pavyzdžiui, jeigu žmogus yra labai pavydus, jis nuolatos kurs situacijas, jis ten prigaudinės savo partnerį ar partnerę, ten ieškos, gaudys, prigaudinės, įrodinės, kad ją išdavė, apgavo, primelavo. Reiškia, tokį žmogų nuolatos ves pavydas per gyvenimą. Prie to automatiškai dar bus ir krūva pykčio, nes pavydas be pykčio turbūt irgi nelabai draugauja. Tai reiškia, tokį žmogų per gyvenimą ves pavydas ir pyktis. Na ir dar ten menkavertiškumas galbūt prisidės prie viso to. Reiškia, toks žmogus, kuris patiria tokius jausmus, jis atiduoda savo laisvą valią emocijoms. Reiškia, emocijos nuspręs, kada jam pavydėti, kada pykt, kada save kaltinti dėl kažko. Reiškia, toks žmogus atiduoda savo valią emocijom. Ir jį emocijos per gyvenimą veda. Jeigu žmogus gyvena dideliai baimiai, automatiškai jis irgi jokios laisvos valios neturi dėl to, kad jisai visą savo valią atiduoda baimiai. Baimė ten prikurs visokių scenarijų, ko reikia bijot, kas ten atvažiuos, nušaus, užgrobs, apiplėš, apvoks. Žodžiu, baimė, visa valia yra atiduota baimiai. Ir baimė nustato, kaip reikės gyventi, kur reikės slėptis, kur ten reikės kavotis, ko ten reikia bijoti, ko ten reikia vengti. Reiškia, toks žmogus irgi visą savo valią atiduoda baimiai. Lygiai taip pat su gėda, su kalte, su depresija, depresuoti kur žmonės. Žmogus, kuris sėdi depresijoje, jis iš vis neturi jokios laisvos valios dėl to, kad jisai savo valią atiduoda depresijai. Depresija sako, kaip viskas blogai, koks gyvenimas yra lievas, kaip čia visur yra sunku, kaip viskas yra neteisinga. Žodžiu, visą laiką galvoje ūžia tos mintelės, emocijėtės, jos ten skraido, laksto. Tai kada jūs esate plačioje emocinėje amplitudėje, apie laisvą valią kalbėti iš vis nėra ką kalbėti, dėl to, kad jūsų valia atiduota emocijoms. Ir emocijos nustato, kaip jūs gyvensit, apie ką jūs galvosit, kur jūs tos emocijos nuves, su kokiais žmonėmis susitiksite, kiek dar tų emocijų ištaškysite. Nes emocijos tikslas, kaip programos tikslas, sukurti daugiau emocijų. Tai, kad išjungt emocijas, realiai reikia nulaužti savo ego. Nes kas yra ego? Ego ir yra jūsų asmenybė, tos visos programos, visas tas kratinys programų, kurios buvo suinstaliuotos jums nuo mažų dienų. Ir vat jūs susikuriat savo identity, asmenybę. Aš bijau, aš drąsus, aš pavydžiu, aš nenoriu, aš. Tai kol yra aš, tol ir yra visa emocijų amplitudė. Įvairiausia, pas kažką vienokios, pas kažką kitokios, bet kol yra aš, tol yra ir visos emocijos. Tol ir laisvos valios realiai nėra. Kada nulauži aš, kada nulauži ego, kada nulauži visas tas emocijos, kurioms atiduodi savo valią ir sugrįžti į čia ir dabar momentą, kaip tai pasieksi, čia jau kiekvieno asmeninis reikalas, ar kvėpuosi, ar medituosi, ar bėgiosi, ar sportuosi, ar ten, nežinau, grybų pavalgysi. Žodžiu, kažkokiu būdu, kai tu ego nulauži, būdų, kaip ir sakiau, yra daug. Kada nulauži ego, kada nelieka identity, kada nelieka personos, aš, tada atsitinka tyla. Čia. Tas visas jisai nutyla. Ir kada atsitinka ta tyla, ir kai toj tyloj pabūni ilgesnį laiką, tada atsitinka toks kaip šnabždėjimas iš kažkur kitur. Ir tas šnabždėjimas, jisai kažkur tave veda. Jisai kažkokią tau rodo kryptį. Jisai tau siūlo kažkokius naujus pasirinkimus. Tai tas šnabždėjimas, ar tai aukštesnysis aš, ar tai siela, ar tai dieviškasis pasireiškimas per tave. Bet tas kažkas ir yra tai, kas atėjo į šitą žemę visą tai patirt. Tik tais per laiką, kadangi susiformavo ego, susiformavo tas visas tai tas, kas atėjo visą tai patirt, negali išsireikšti, dėl to, kad šitas ūžimas neleidžia jo išgirsti. Ar tai jau yra laisva valia? Irgi čia galima diskutuoti, nes jeigu aš ir išgirstu iš tylos tą šnabždėjimą, tą sielos aukštesniojo aš vedimą, na tame irgi kaip ir nėra laisvos valios dėl to, kad aš jau laukiu, kad kažkas mane kažkur tai nuvestų. Bet tas vedimas yra dieviškas, tas vedimas yra iš širdies, tas vedimas ir yra tai, dėl ko mes čia visi atėjom patirti
dieviškumą per save. Ir tai gali būti net nuo paprasčiausių, galbūt kažkas tai bus labai aфиgenas vairuotojas. Kažkas tai galbūt bus aфиgenas lapų šlavėjas ir darys tai su dievišku malonumu. Arba ten kažkas tualetus valys ir irgi tai darys dieviškai. Apie tai net yra filmas, vienas japonų ar kinų, ten, nežinau, korėjiečių gal, kur vienas žmogeliukas, senas toks vyrukas, jisai valo tualetus, bet jisai patiria tame dieviškumą. Vat per pertraukas jisai atsisėda ir jisai žiūri, fotografuoja medžių lapus ir jisai mato tame Dievą. Jisai yra jungtyje su savo aukštesniuoju aš. Tai jeigu jūs norite patirti tą, na, kaip čia pasakysiu, negaliu sakyti, kad tai yra laisva valia. Tai vis tiek yra kažkoks tai vedimas, bet tas vedimas eina iš dieviško srauto. Jeigu jūs norite patirti dieviškumą per save, jūs turit nulaužti savo ego. Arba kitaip, nulaužti visas tas programas, kurios jūsų galvoje ir tokiu būdu jūs, na, negaliu sakyti, kad turėsit savo laisvą valią, bet jūs bent jau patirsite dieviškumą per save. Jeigu galvojate kitaip, pasidalinkite komentaruose, kaip jūs suprantate, kas yra laisva valia ir ar jūs ją turite.